Net 80% užsienio kalbą besimokančių žmonių nepadaro šio vieno dalyko. Ir ne dėl to, kad jie yra tinginiai, pratimai yra daromi, užduotys yra atliekamos, bet kaip neprakalbama, taip neprakalbama. Ir problema yra tame, kad yra treniruojama ne tas smegenų dalis. Tai kalbėjimui skirtas yra Broca centras, bet jūs treniruojate tik Wernicke centrą, kuris yra atsakingas už supratimą. Tai čia yra maždaug iš tos pačios serijos, kaip koks nors vyras nori parašyti moterį žinutę, jis ją parašo, bet neišsiunčia, nepaspaudžia to mygtuko send, nes bijo ar yra kažkokių kitų priežasčių. Tai kągi daryti, kad įsijungtų Broca centras, tai pirmiausia kalbėti garsiai nuo pačios pirmos dienos. Net jeigu skaitote arba rašote, vis tiek stenkitės tuos žodžius ištarti garsiai, nes tai treniruosite Broca centrą. Ir kai mokinatės, bandykite juos susijęti su emocija. Gal kažkas jūs labai suerzino, o gal tik jūs pradžiugino, o gal turite kažkokį labai įsimenamą įvykį, kuriuo galėtumėte surišti tuos žodžius. Ir nepamirškite siekti konteksto. Tai kai mokinatės tas frazes, pažiūrėkite, ar jums tikrai jų reikia, kokiam kontekste jos yra ir ar tikrai jūs panaudosite juos kalbant. O jei nori dar daugiau patarimų, kaip pagaliau prakalbėti užsienio kalbą, sek mane ir nepamiršk pasidalinti su drauge, kuriai tai irgi būtų aktualu.